Sveiki, šiandien su mumis svečiuose yra išties apdovanota Lietuvos Junior Achievement komanda Zero It. Tai yra kalėdinės Expo jaunieji inovatoriai, startuoliškiausia jaunoji bendrovė laureatai, bei komandos narys Tauras Linartas laimėjo alumni lyderystės apdovanojimą. Taip pat tarptautinėje Expo jie laimėjo geriausios Vilniaus regiono komandos apdovanojimą. Iš tikrųjų, įdomu, kaip jūs vertinate šituos apdovanojimus, ką jie jums reiškia. Tai nežinau, manau, kad kiekvienas apdovanojimas mums parodo, kad mes kažkur įdame į priekį. Ir, aišku, jeigu net tie apdovanojimai pati mūsų įmonė, nežinau, kaip čia vadinti, gal netaip įdėtų į priekį ir parodo, kad mes tobulėjam, mes galim daugiau. Ir, tai suteikia mums valios daryti kažką daugiau ir siekti tų tikslų. Ir smagu iš ties būti įvertinta už visas pastangas, kurias tikrai sudėjome mūsų visą darbą. Okay. Apie šitą dar pakalbėsim kažkiek vėliau. Taip pat dabar iš pradžių noriu pristatyti kiekvieną asmeniškai. Tai Ieva Jočytė, taip. Rugilė Novikaitė, Aistė Pavilonytė bei Tauras Linartas. Iš tikrųjų, jūs man atsiuntėte šiek tiek informacijos apie save. Tai pradėsim nuo Ievos. Parašyk, kad dalyvauji verslumo psichologijos kursuose. Gal kažką gali plačiau apie tai pasakyti, kas taip pat? Tai šį verslumą esu baigusi ESIMO verslumo klubą ir iš ties tai vertinu kaip labai nuostabią patirtį. Tai ne vien tik praplėtė, galiu sakyti, mano mąstymą, bet ir suteikė tos tokios atspirties mano ateities planuose ir galbūt užtikrinimo, ką aš noriu veikti. Ir manau, psichologija yra dar vien tik labai aktualus tikrai mokslas. Ir aš manau, kad visa ta santarvė tarp mūsų komandos ir tas toks, sutarimas kyla iš tų tokių dar vidinių supratimų. Ir aš labai džiaugiuosi, jog turiu tokią galimybę dalyvauti tokias. Minėjai, kad dalyvavai ESM verslumo klube. Taip. Kokia buvo jūsų idėja? Idėjos aš nepristačiau, dalyvavau anksčiau, tad buvo tas toks daugiau stebėjimas ir klausimasis įvairių lektorių. Aišku. Taip pat minėjai, kad skaitai knygas. Taip. Kokios knygos, koks žanras ar apie verslumą? Tai šito klausimo, kad kažkoks mėgstamiausias niekada neatsakysiu, man patinka viskas. Skaitau tiek grožinę literatūrą, tiek kažkokio asmeninio tobulėjimo knygas ir vienos tikrai negalėčiau išskirti. Supratau. Galime tada judėti prie Rugilės. Tai paminėjai, kad dažnai renkėsi pasyvesnį gyvenimo būdą, labai didelį dėmesį skiri piešimui, fotografavimui, poilsiui tiek gamtoje, tiek filmų žiūrėjimui. Galbūt galėtum pasidalinti, kokie tai filmai, koks žanras? Dažniausiai aš mėgstu žiūrėti fantastinius, tačiau siaubo dažniausiai. Gal kažkokį tu galėtum rekomenduoti filmų žiūrovams? Tikrai ne. Supratau. Toliau judėkime prie Aistės. Paminėjai, kad didelį dėmesį skiri savęs tobulinimui, sportui, knygoms. Tai įdomu, ką turi omenyje savęs tobulinimui. Kur eini, ką darai? Tai šiuo metu labai daug skyriau dėmesio knygų skaitimui, kas susijęs su tuo pačiu autoriaus Kiyosaki knygom, Turtingas vargšas tėtis, Pinigų srauto kvadrantas. Ir skaičiau apie emocinės galimybės žmogaus, jeigu kažką su milžinu, neatsimenu tikslaus pavadinimo. Savie milžiną galbūt. Šitą. Tai perskaičiau ją, man labai jinai patiko ir
iki šiol taikau įgūdžius ten ir komandai. Ir dėl sporto, tai šiaip savęs motyvavimui, kas paskatino mane toliau aktyviai dalyvauti ne tik šiaip fiziniai veikloje, bet ir komandai dirbti. Turbūt sportas tikrai prideda tiek motyvacijos ir ryžto nepasiduoti, dėti priekį. Galim judėti prie Tauro. Jisai labai paminėjo, kad beveik visą laisvalaikį skiria sportui ir tikrai motyvuotas turbūt yra. Sakei, kad krepšinis, futbolas, džimas. Ar esi lankęs kažką, ar... Jo, pradėjau nuo darželio turbūt, tai vykdavau ten visokie šokių projektai ten pas mus darželėje, bet tikriausiai prasidėjau nuo 1 klasės, kai pradėjau lankyti krepšinį, pradėjau lankyti VKM, Vilniaus krepšinio mokyklą, ir palankiau gal 3-4 metus, pamačiau, kad šiaip nelabai kažkas gausis, matau, tas sportas jau praėjo tą meilę jam, praėjo kokie 2-3 metai, vėl kažkaip supratau, kad patinka man tas krepšinis, norisi žaisti ir kažkaip vėl grįžau prie to sporto, palankiau dar 2 metus, tikrai jau tada žymiai geriau sekėsi negu anksčiau kažkodėl. Tai jo, bet visgi supratau, kad noriu gal ties savo, nežinau, kūnu, ties savim padirbėti ir dėl to mečiau krepšinę, pradėjau vaikščioti į džimą ir dabar kokius 4-5 kartus į savaitę einu į sporto klubą ir savaitgaliais išeina taip, kad šeštadieniais su draugais einu futbolą kokį pažaisti. Tai futbolas taip labiau mėgėjiškai turbūt. Jo, toks mėgėjiškas. Buvo dar siūlymų apie mėgėjų lygą, bet ten gal ateičiai pasilikti. Supratau. Kiek paminėjau dalykų apie jūs, galbūt galėtumėt išskirti kažkokį vieną dalyką, kuris tikrai iš jūsų laisvalaikio labai prisideda prie jūsų komandos kūrimo idėjos, tai Taurai, galbūt kažkam. Nežinau, gal manau, tas būtent sportas, kad visi kažkaip išsikraunam ir tą sugebam prisės prie darbų ir kartu padaryti kokį nors dalyką, šiuo metu dabar prototipą darom, pradėjom, tai kažkaip po truputį judėti, išsikrauti ir tas koncentruoti tą vieną dalyką. Tai manau, kad viena iš tų veiklų būtų, kad išsikrojimas, tas sportas ir tas koncentravimas į mūsų tą būtent projektą. Aiste? Ja, tai aš dar šone žiūriu kursus Google, ir šiuo metu Kiek tai yra kursai? digital marketing, ir ten su sertifikatu viskas official, ir iš tikrųjų iš ten labai daug gaunu patarimų, ką galėtumėm pritaikyti pačiai Zero Eat. Ten spalvos, tas prototipas, ataskaitos apie forminimas. Tai Rugilė. aš manau, sutikčiau su Tauro nuomonė, kadangi pati laisvalaikiu užsiemu šokiais ir sportuoju tuo pačiu, tai Gerai, jeigu kažkokia viena specifinė veikla, tai sakyčiau būtent irgi tie kursai, tiek asmeninio tobulėjimo, tiek psichologijos, nes aš manau, viskas kyla daugmaž iš vidaus ir visas tas supratimas tiek to išorinio pasaulio, tiek vidinio pasaulio susideda iš visko, dėl to manau, jog tai prideda labai didelį indėlį į mūsų darbą. Supratau. Yra įdomi istorija, kaip jūsų komanda susikūrė, kiek minėjot. Darėt kažkokį asmenybės testą, gal galit plačiau pasidalinti, kas tai buvo? Tai iš tikrųjų per ekonomikos pamoką gavom iš mokytojos užduoti atlikti 16 asmenybių testą. Ir kiekvienas klasėje žmogus jį atliko ir susiskirstė pagal tas asmenybės į grupės. Ir iš tų grupių mokytojas suskirstė mus į kitas grupės, kad pamaišytų ir šiek tiek skirtingų charakterių savybių. Ir taip susikūrė mūsų iš tikrųjų grupė, nieko ypatingo, tačiau labai mes vienas kitą papildom, labai matosi tie skirtumai ir tas toksai balansas tarp mūsų savybių yra kuriamas iki šiol, tai iš esmės tokia istorija. O gal prisimenat, koks buvo kiekvieno asmenybės bruožas? Ar... Aš atsimenu, buvo kažkokie specifiniai pavadinimai, kurie išreiškia. Pilai atsimenu savo šokį. Pasidalykit. Aš galvoju architektą. Tai perfekcionizmas iš esmės pagrindinis tas toksai bruožas. Pas mane buvo pavadinimas vadas. Tai labai keistai skamba,
bet ten labiau gilinantis buvo išreikštos specifinės galbūt savybės, kurios tikrai manyčiau, jog man tinka ir galėčiau jas pritaikyti. Jaučiasi tas vadas komandoje? Neminėčiau to kaip vadas, bet galbūt gebėjimas sujungti tam tikrus taškus ir sukurti kažkokį vieną specifinį dalyką iš tų tokių pamestinių dalykų, tai galbūt ir jaučiasi. O architekto bruožas? Perfekcionizmas labai ryškiai matosi tiek tų tokių vizualinių dalykų darime, iš tikrųjų, ir tuose pačiuose expo pasimato per tas pačias skaitlės, labai daug komentarų gavau, kad čia gražu, čia labai sustyguota, tai iš tikrųjų pritariu tam. Ir Vilnių? Nepasikeisiu dabar tikrai. Taurėgos yra aš irgi nesimanu, kad gavau grupę, kur gavo 3 ar 4 kiti iš mūsų klasės, ten mažiausiai buvo, kiek pamanu. Nes ten buvo, nepamanu, ar Ievos ar Aistės grupė, kur buvo didžiausias. Tai jas paskirsti į dvi atskiras grupės. Tai ten išėjo taip, kad iš ten 5 berots ar 4 grupių suskirsti visus. Tai... Bet asmeniškai tai nebepamanu, senai buvo labai. Pratau. Tai galbūt judėkim jau link Zero Hit ir kokią problemą sprendžiat, pristatykit. Gerai, tai mūsų idėja yra paremta viena pagrindinė problema, tai yra globalinė maisto švaistymo problema ir mes ją išskiriame vien dėl to, jog tai yra tikrai unikalus dalykas ir dar vis mes manome sprendimo laukiantis Lietuvoje. Ir kalbant apie rodiklius, galiu paminėti, jog įdomu tai, kad net trečdalis viso pasaulio maisto yra išmetama arba būtent išvaistoma. Ir, konkretinant į Lietuvą, tai kiek atsimenu, apie 382 tūkstančius tonų maisto per metus yra išmetama, kas parodo, jog tai yra tikrai nežmoniškai didelis kiekis. Ypatingai, kai Afrikoje tai badauja vaikai. Ir mes kažkaip pagalvojom, jog tikrai šita problema atrodo, gerai, skamba, bet ar jinai yra taip pabrėžiama, jog mes priimtumėme ją ir kažkaip padėtume ją spręsti. Tai nelabai, dėl to nusprendėme ją pabrėžti ir skirti vieną pagrindinę problemą. Tai yra būtent to maisto įstaigų išmetamo maisto gebėjimas įsigyti būtent tą maistą, kuris galiausiai priveda prie kažkokio atliekų susidarimo. O koncentruositės tik į restoranus, kavines ar ir į parduotuves? Tai pirminis planas yra būtent tos maisto įstaigos. Toliau galiausiai plėtros strategijoje galbūt ir įterpsim ir parduotuvės. O asmeniškai galbūt pajautėt tą problemą, galbūt jinai jums yra artima ar tiesiog globaliniu mastu pažiūrėt ir nusprendėt, kad būtent šitai. Iš tikrųjų, mes turėjom toj ekonomikos grupiai įsivest problemą, su kuria susidurėm kasdien. Ir kiekvienas išrašėm jas ir viena iš tų buvo, kad sunku surasti vietą, kur galima būtų pigiai pavalgyti ir per tam greitą laiką ir būtų sotu, kad nereiktų neštis batonėlį iš namų ir to patapti visai dienai. Tai iš tikrųjų iš savo kasdieninio gyvenimo ištraukėm. Aišku. Pakalbėkime apie problemos sprendimo būdą. Koks jis yra, kaip jūs kuriat programėlę, kaip viskas vyksta. Tai gal, nežinau, programėlę studėkim. Tai programėlę pačią, kaip žinot, programėlę kainuoja pagaminti ant tūkstančiais. Jeigu išleisti pačią rinką, tai šiuo metu turim prototipą, pagamintą, ten toks, kaip sakant, vidutinio lygio, yra trūkumo. Ir dabar nusprendėm, gavom patarimą iš kitų, kai dalyvavome Expo, padaryti naują prototipą, kuris visiškai nestriktų, kuris būtų, nežinau, labai geros kokybės ir įdėti naujų visokių mygtukų, ten nuotraukų, patobulinti apskritai prototipą. Tai kol kas mūsų toks planas, tai bandom po truputį, kiek liko iki nacionalinio Expo, šitą gyvenimą. O per kokią programėlę darėt savo pirmąjį prototipą ir dabartinį, ar nekitę? Per pirmąjį prototipą, jei neklystu, Wizard kažkaip.
iš interneto kažkaip susiieškojom, o dabar darom per Figma. Tai čia toks vienas iš populiaresnių tokių saitų, kur gamina prototipus. Taip. Kodėl jūsų programėlė yra reikalinga rinkoje, kaip manot? Tai manau, kad mūsų programėlė, kaip ir pati idėja, yra originali, bent jau Baltijos šalims, tai visiškai nieko panašaus nebuvo. Pati programėlė, jos dizainas kaip ir panašus į Bolto, truputį turi panašumų. Aišku, mes turim viskių originalių idėjų, kaip pasiėmimas restorane pačiam. Tai mūsų kaip ir idėja būtų, kad žmonės kaip ir spręstų dar vieną problemą, užsėdėjimas namuose. Tai vietoj to, kad tu užsakytum, išleistum 3 eurus užsakymą, tu galėtum pats nueiti iki to restorano, tarkim, 2000 žingsnių, ir už tuos 2000 žingsnių surinkus ten gautum kitą užsakymą, pavyzdžiui, 5% nuolaidos. Tai čia tokia mūsų kaip ir idėja, kurią vystom, bet dar reikia patobulinimų. Ir galbūt tas įdomumas, jog mes apimame kelias problemas. Būtent žmonių tas noras patenkinti savo įprastinį poreikį pavalgyti, būtent už prieinamą kainą, taip pat pabrėžiant tą globalią maisto švaistimo problemą ir padedant pačiai tai maisto įstaigai dalinai atpirkti savo sąnaudas. Toks kelių problemų apėmimas vienu sprendimo būdu. O kaip jūs įsivaizduojat, kad neišmes maisto, tai maistą prie galiojimo pabaigos jūs atiduosit, ar kaip su tai susijęs su išmetamu maistu ir visą kitą? Taip pat nepabrėžčiau galbūt to dalyko, kad prie galiojimo galo. Visų pirma, skambinant į tam tikras maisto įstaigas, jos buvo pasakiusios, jog jos žino, kokį maistą išmes, pavyzdžiui, 2 savaitės prieš. Nes jie žino, kad, pavyzdžiui, užsisakėm kažkokio patiekalo ar specifinio produkto daugiau, ir jau, pavyzdžiui, 2 savaitės prieš jie žino, kad jie nesunaudos ir galiausiai jisai bus išmetamas. Tai vietoj to, kad išmestų, ta įstaiga galėtų įkelti į mūsų platformą, tuo labiau tu nusipirktum tą gaminį už prieinamą kainą, tuo labiau geros kokybės dar, suvartoti ir automatiškai neišmestų to maisto ir būtų patenkinti dvigubi poreikiai. Okay. Kaip įsivaizduojat, ar tas prototipas per Figma programėlę ir bus jūsų kaip ir galutinis variantas bent kol kas, ar bandysit samdyti IT specialistus ir kur kažką ne per Figma, o kažkaip kitaip? Jo, tai kaip ir mūsų nacionalinė Expo tikslas yra padaryti per Figma prototipą, jį jau turėti per telefoną, per planšetę, per kur norėsim vizualiai parodyti jį. Ir tuomet ateityje, jeigu būtent netyčia laimėtumėm tą Expo, arba jeigu ir nelaimėtumėm, gal atsirastų žmogus galintis mums padėti. Tai jūsų galite. Reikalingas IT specialistas. Jo, tai žinom kainas, kur labai daug kainuoja. Esam išsinagrinėję, kad yra variantas universiteto vieną iš studentų paimti ar komandą studentų, nes yra metiniai darbai. Pavyzdžiui, IT darbai, kur per pusmetį padaryti prototipą, ne prototipą, pačią programėlę, kur jau būtų kaip ir rinkos lygio. Tai va čia tokie mūsų 2 variantai, bet jo, pirminis tai būtų arba turėti tą pinigų sumą, kurią galėtumėm investuoti į IT specialistą, arba pas IT specialistas susidomėtų ir gal padėtų. Ir manau, tikrai būtų atsilyginta ar akcijom kokiom, ar kažkuo. Tai Aišku. Įdomu, ar turit jau kažkokių restoranų, kavinių, kurie norėtų su jumis bendradarbiauti? Skambinamės prieš patį net tarptautinę Expo ir ne vienai ir ne 2, bet pora iš jų turėjo savo sistemą, kaip jie išvengia to, arba jie turi tos pačius magic bags, kurie yra populiarūs. Ir buvo pora restoranų, kurie tikrai susidomėjo ir dėja mes negalim dėl privatumo sakyti jų pavadinimų, bet tikrai yra paklausa. O galbūt galėtų pasakyti, kokios tos sistemos, kaip jie bando neišmetinėti to maisto, kas yra tie magic bags? Tai visų pirma galiu pradėti, jog kai kurie turi tam tikrus asmenius, kuriems atiduoda. Bet yra kažkokie specifiniai, aišku, jie irgi nenorėjo mums pasakyti, kas tai yra, bet sako, turime
kažkokius asmenis, kuriems atiduodam. Taip pat yra žmonės, pavyzdžiui, darbuotojai, kurie pasiema, kad ir kokius kepinius, ten dirbi bandeliniai, tai pasiema tos kepinius tiesiog namo arba turi galimybę juos išsinešti kažkaip. O tie Magic Bags, tai vat yra tos pavienės maisto įstaigos, kurios po tam tikro laiko iki užsidarant, ten, pavyzdžiui, likus 1 arba 2 valandom, jos sudėlė kažkokį krepšelį iš savo likusių produktų, kurie tą pačią dieną baigėsi galioti ir tu turi galimybę juos įsigyti ten 50% pigiau, priklauso, aišku, nuo įstaigos, bet kažkur svyruoja 50-70%. Tai va, tie būtų tokie labiau Magic Bags. Tai mes esam pažiūrėję, kad tie restoranai, kavinės, kadangi maisto rinka yra neprognozuojama, vieną mėnesį jie parduos daugiau, kitą mėnesį jie parduos mažiau. Ir restoranai, kurie nori išlaikyti savo aukštą kartelę, jie užperka daugiau to maisto, negu jie prognozuoja, tai nėra nedideliais kiekiais, bet žinom, kad jeigu ateini į restoraną ir paklausi, ar turi žuvies ir pasako, kad neturi žuvies, tai iš karto tau akise tas restoranas nebeatrodo ant tiek rimtas, kiek jis iš tikrųjų bando būti. Tai dėl to vat, ir lieka tas maistas, kurio jie nebeišparduoda ir tiesiog išmetamas po to. Kalbėjome, kad bandėte susisiekti su restoranais, tai buvo vien tik skambučiai, ar galbūt e-mailo raštus rašėt, ar dar kažkaip bandėte? Buvo pagrindė, šiaip buvo skambučiai, nes mums reikėjo atgalinio ryšio, bet taip, siuntėm ir e-mailų savo pasiūlymą, paslaugą, ne tai, kad siūlydami bendradarbiauti, bet ieškodami to tokio atsakymo, ar susidomėtų, ar iš viso mes būtumėm aktualūs partneriai. Tai tokio dar atsako apskritai antrinės nuomonės apie pačią idėją, ką jie mano, būtent iš tos perspektyvos kaip maisto įstaigų turėtojai arba kažkokie žmonės, kurie yra toje srityje. Ir tas feedbackas buvo palankus? Tikrai teigiamas. Plačiau kažką apie feedbacką? Esam bent jau vienas skambutį ypač ten akcentavo, kad man atrodo vienas iš pirmų buvo, kur paskambino ir turėjo istoriją, kad kaip tik su savo tuo viršininku kalbėjo prieš tai apie problemą tą prieš tai dieną ir sakė, kur mums dėta išmetamo maistą, mes jį tiesiog išmetam. Ir tą kitą dieną paskambinom ir sako, mes tik kalbėjom apie tai. Tai jo, tai buvo tikrai daug susidomėjusių įmonių, tai žiūrim palankiai. Pakalbėkime apie pagrindinius privalumus jūsų vartotojams. Kokie jie būtų? Gerai. Tai pagrindiniai privalumai, visų pirma, žmogus gali įsigyti maisto įstaigų maisto pigiau, žemesnė negu rinkos kaina ir tuo pačiu tai vis tiek yra maisto įstaiga, ne koks tiesiog produktas, o tu jau gauni patiekalą. Tuomet tuo pačiu ir maisto įstaigai tu gali dalinai atpirkti savo sąnaudas, kas parodo, jog, pabrėžia mūsų tą globalinę maisto švaistymo problemą, tuo pačiu didinant tą apyvartą. Ir ką aš dar galim pridėti? Žmogus iš ties tiesiog gauna galimybę patenkinti savosius poreikius, tai pavalgyti, ko jam būtinai reikia per dieną, jeigu ypatingai daug dirbi ir kažko sieki. Ir laiką, nes dažniausiai, kai užsisako maisto, tai būna, kad ten 30 minučių, kartais iš vis vėluoja, kartais tu turi kažkur būti, būtent tam laikui užsisakai. Tai toksai būtų privalumas. O kokie jūsų pagrindiniai trūkumai, kuriuos dabar matot? Tai manau, kol kas vienas iš tokių tai būtų dar neapsisprendimas dėl pačio pristatymo, nes kaip ir Boltas tie patys, kaip ir sakiau, turi atskiras programėlės, pavyzdžiui, kurjeriam, kadangi mūsų tikslas irgi yra kurjeriai, tai kaip ir pradžioje galvojame apie tiesiog atsiėmimą iš restorano, nes vis tiek tai labai į didelę rinką tą ateinam, tokia nauja įmonė, kur neturi jokios patirties ir tada kurjeriai dar prisideda didelę labai sumą pinigų investuoti tą pačią programėlę kurjerių, visokios įrangos prasideda, tai čia kol kas dėl šito apsisprendimo turbūt neturim dar tikslaus. Todėl mes galvojam iš pradžių akcentuoti tą pačią problemą, ne tai, kad mes siekiam pinigų, bet mes siekiam parodyti žmonėm, kas vyksta, kad išspręsti ją, nes tai ne tik Lietuvoje problema, ne tik Baltijos šalyse, bet visam pasaulyje. Tai tas turėtų labiau žmonėm rūpėti. Tai kol kas
pradžioje, kaip supratau, bus tik atsiėmimas iš vietų. Taip. Okay. Kaip išsiaiškinate klientų poreikius, kad jie tikrai naudotųsi jūsų programėlę ir taip pat ir restoranai jau kalbėjome, kad per skambučius gavote feedbacką, bet kaip su klientais? Tai aišku, darėme visokias analizės, tiek pirkėjo analizės. Aišku, tai pradžioj ta tokia forma, kaip aš sakau, pasklido tarp mūsų draugų, tarp mūsų pažįstamų ir sulaukėme tikrai teigiamų tų tokių emocijų ir atgalinio ryšio, kuris parodė, jog tikrai domėtųsi šią idėją. Ir po to pavyko mums paskleisti ją šiek tiek platesniu požiūriu ir tikrai sulaukėme dar didesnio to tokio žmonių, nežinau, teigiamų emocijų antplūdžio, kuris parodė, jog idėja tikrai yra verta dėmesio ir tolimesnio jos vystymo. Kiek maždaug žmonių apklausėte ir tai buvo Google Docs apklausos ar kažkokie kitokie įrankiai? Buvo dvigubai, aišku, buvo ir tie Google Docs, bet buvo ir tas toks šiaip nuolatinis bendravimas. Tiek Expo parodose sutikome tikrai begalės ir paprastų žmonių, kurie tiesiog atėjo ir sako, o tikrai įdomi idėja, jeigu bus programėlė, mes atsisiųsim. Bet apklausėm, aš nežinau, jeigu kiekis žmonių, tai Apie tiksliai, nereikia tiksliai skaičių. Iki 1000 kažkur. Keli šimtai tikrai buvo. Apie apklausą? Jo. Koks 100 tai tikrai. Gyvenant daugiau. Ne, tam mes darėm, aišku, ir kelias apklausas, kurios buvo tam tikrų variacijų. Tai, iš tikrųjų, to tikslaus skaičiaus nepaminam, nes mes darėm tą apklausą pradžioj idėjos vystymo ir didžiausią feedbacką gavom iš tų pačių restoranų ir iš Expo, ypatingai gal sakyčiau netgi tarptautinės gal labiau, vien dėl to, nes buvo prekybos centre, tai sulaukėm ne tik komisijos narių, bet ir šiaip pavienių žmonių, kurie susidomėjo šią idėją. O darant tas apklausas, rodėte savo programėlę ir žmonės turėjo kažkokių pastebėjimų, ką patobulinti, ką pakeisti? Programėlės pačios nerodėm, parašėm aprašymą savo programėlės pateikėm ir gavom tą tokį atgalinį ryšį, buvo komentaro dėl kokybės ir šitą trūkumą mes spręstumėm. Kas konkrečiai dėl kokybės buvo koks? Kad pavyzdžiui, jie teiravosi, ar būtų užtikrinta kokybė. Tai vat tos kokybės užtikrinimas, mūsų toks sprendimas būtų, jog tai būtų nurodyta privatumo politikoje mūsų, nes kitaip mes nebendradarbiaujam su restoranais ir nesiekime tikrai pakankamai kokybiškos paslaugos ir ne tai, kad, kaip sakėt, paskutinės minutės maistą užsisakai ir gauni tokį apgėlusį, nes tikrai tiek ir konkurentų atžvilgius esu išbandžius ir kitoj šaly ir teko susidurti su tuo dalyku, kad atidarai tą tokį magic bag ir supuvęs kažkoks gaminys. Tai tikrai labai nemalonu. Gatau. Reikim prie įdomesnių temų investuotojams galbūt. Kaip planuojate gauti pelną? Kokia jūsų pelno gavimo strategija? Tai kaip ir pagrindinis mūsų pelnas eitų iš pačio produkto. Tai būtų su restoranu sutariama kaina, pačio produkto pardavimo į mūsų programėlę. Ir iš to pačio produkto mes paimtumėm 10% savo ir visas kitas pelnas atitiktų pačiam restoranui, kuris parduoda. Tai čia kaip ir mūsų pagrindinis iš tų šaltinių, kur užsidirbtumėm. Vartotojų neapmokestintumėm. Kol kas neplanuojam, žiūrėsim pagal situaciją. Neturėtumėm vien dėl to, nes yra galimybė gauti ES finansavimą, dalyvauti jų programuose, registruotis, nes mūsų problemos sprendimas yra labai aktualus ir tie patys konkurentai jau tai daro, tai kodėlgi ne mes. Tai Prasiekime. Tuomet iškyla klausimas, kur pritaikysite tą žingsnių nuolaidą? Ja nuo restoranų kažkaip nuimsite tą kainą, ar koks tai bus būdas su tai žingsnis? Tai kaip ir mūsų idėja buvo, kad paskaičiuoti bendras sumą žingsnių, pavyzdžiui, nuo esamos vietos, iš kur tu užsakei, iki pačio restorano. Tai tarkim, jeigu yra 2000 žingsnių, kad ten turi surinkti, pavyzdžiui, 10 000 žingsnių iš užsakymų kelių ir tu gauni tavo norimą nuolaidą. Tai toks kaip ir procesas, nežinau, mums
feedbackas buvo geras šitos idėjos, tai kol kas planuojam ją daryti. Tai čia su restoranas būtų kalba. Jo. Okay. Ar pasiskaičiavot, kiek maždaug programėlė kainuotų, kokios dar jums išlaidos būtų ir kuomet jie atsipirktų? Skaičiavom. Ir dėl programėlės kūrimo, tai jinai kainuoja nežmoniškus pinigus, iš tikrųjų, kaip 4 paaugliams. Bet, kaip ir minėjau, yra ES pinigai, kurie tikrai tą sumą padengtų. Nežinau, pasakyti skaičiais, kokiu mums reikia pinigų. Nu, mes kaip ir kiek žiūrėjom, tai pati programėlė labai skirtingai svyruoja nuo skirtingų tų saitų, kurie pateikia pačią programėlės pagaminimą, nes yra labai skirtingai ir sudėtingų lygis skirtingas programėlių, bet tai svyruotų jau tikrai nuo 1000 iki 10 ar net gal 20, jeigu labai sudėtinga programėlė yra. Jo, ir atsižvelgiant į visus paleidimus į App Store, į Google Play, ir, pavyzdžiui, dar įskaičiuojam ir marketingo reklamas iš esmės, patį domeną, tai, plius. Tai kiek čia? Apie 18 tūkstančių. Čia kad pasileisti. Taip, čia kad jau normali programėlė. Bet galima ir su Figma ir už mažiau kaip. Ne, su Figma yra prototipas. Čia, teoriškai galima bandyti. Aš nežinau, ar tai įmanoma, nes kiek girdėjau su Figma, ten yra problemų tada išleidžiant, ten netinka jų kažkokia politika, tai su Figma nelabai išeitų, tai vis tiek reiktų programuotojų, kuris suprogramuotų viską, padarytų ir nežinau, tai turbūt ir būtų mūsų tikslas pirmo prototipo turėti, parodyti ir surasti IT specialistą, kuris mums padarytų tai. Ir tada, kai jau turėtumėm patį prototipą, pačią programėlę, atsiprašau, ir tada jau tarti su Google Play, App Store'ais apie išleidimą, visokius tokius kitus klausimus. Pratau, prakalbam apie marketingą. Tai įdomu, kokia yra jūsų komandos marketingo strategija, kaip pritraukite savo klientus. Tai planuojam, kadangi mūsų klientas yra jaunas žmogus, tai yra nuo 16 iki 25 plius minus, tai universitete arba mokyklai mokantis, tai iš tikrųjų skirtumėm dėmesį socialiniam medijom, Instagramui, ką ir dabar jau darome, ir nežinau, kur mes dar, koks pagrindinis mūsų atspirties taškas vis tiek būtų socialinė medija, tai tiek ten tas Instagramas, tiek ten įvairūs Google Ads, aišku, pakartotinė rinkodara, kas toks būtų vienas iš įdomesnių. Apskritai, mūsų idėja būtų skleisti pačią mūsų norimą pasakyti žinutę ir edukuoti žmonės. Ne vien tik, kad, kaip mes sakėm, siekti pelno, būtent kišti tą mūsų paslaugą, bet tiesiog edukuoti žmonės apskritai šitą problemą. Tai darysite per Instagramą ar TikTokas, Facebookas, tie kanalai įeis? Apie tą TikToką gal pakalbėsim vėliau, nežinau tiksliai. Bet jo, pagrindas kol kas tos pagrindinės socialinės medijos, Instagramas, Facebookas, LinkedInas, tiek taip pačiu. Taip. Tiek tie patys restoranai, kavinės turi vis tiek ten tas lenteles, su ko jie yra partneriai, tie patys lipdukai būna ant durų užklijuoti, tai vienas iš tokių irgi būdų pritraukti žmonių akį. Jūs minėjot, kad jūsų auditorija yra 18-25 metai žmonės, 16. Kaip būtent taip paskaičiavote, ar manote, kad jau 30-mečiai nelabai aktuali maisto išmetimo problema ir jie neužsisakinės, ar koks tai buvo paskaičiavimas? Ne, atlikome iš ties pirkėjo to analizę ir supratome, jog būtent šios amžiaus grupės žmonės siekia dažniausiai pavalgyti iš maisto įstaigų ir už prieinamą kainą. Tai būtent tie poreikiai galbūt išskyrė šitą specifinę žmonių grupę. Bet kad 30-mečiai nepirktų, tai tikrai to neneigiam, nes yra, kurie tikrai drąsiai žiūri šitą idėją. Tiesiog palaikytų mus. Didžiausia masė yra amžių. Pakalbėkim apie įdomias arba pamokančias linksmas istorijas, kurios nutiko jūsų komandos kūrimo metu, eigoje. Ar turite kažkokių istorijų? Gal, nežinau, vienintelė, kurią kol kas prisimenu, kurie ateina į galvą, tai buvo, kai tik pradėjom dar tą ekonomikos projektą,
dar nebuvom tikslios idėjos išsireiškę ir pirmas, man antras dalykas, kurį norėjom daryti, tai buvo mitybos planas. Tai jo, tai tiesiog juokinga, kad iš mitybos plano perėm į kelis tūkstančius kainuojantį programėlę, tai jo. Ja, kitas dalykas buvo šiaip aplamai su pačia idėja, kad kalėdiniai Expo gavom komentarą dėl vizualo, tai yra dėl pavadinimo ir spalvos. Tai iš tikrųjų mes ją pasirinkom šią spalvą violetinę, vien dėl to, nes jinai yra išskirtinė, jos daug nėra tiek gamtoje, tiek reklamose, labiau naudojama raudona, tokios, nežinau, kaip pasakyti. Jo. Tai mes norėjom kažko būti šiek tiek išskirtiniai ir paimti violetinę spalvą, o dėl pavadinimo sulaukim komentarų, kad čia dzyrauji, nevalgysi. Tai iš tikrųjų taip nėra. Mūsų tas pavadinimas susidėjo iš angliškų žodžių food waste ir zero waste. Ir tada pridėjom tiesiog eat. Ir iš esmės viena iš tokių iššūkių keliančių. Galbūt jūs dar kažko pasidalinsite? Bet iš linksmesnių kažkokių istorijų, nežinau, kasdieniai įvykiai mus jungia kaip grupė. Bet buvome Kaune, turėjom irgi kelionę kartu, tai irgi linksma, nežinau, prisiekėm ir manau visi tie įvykiai, visi prisiminimai jungia mus kartu kaip grupė. Ko pasimokat labiausiai iš tų kelionių? Ar tai yra tiesiog linksmas laiko praleidimas, ar galbūt kažką ir pasiemate į savo idėją, kažką įnešate? Ar buvo tokių kelionių, ar kažkokių kitokių įvykių? Visi potyriai yra pilnavertiški, aš manau, ir mes pasiemam iš visų pusių visko. Tiek idėjų mūsų pačiai komandai, idėjos atžvilgių, kaip jie galbūt generuoti, kaip tiksliau kažką padaryti, kaip kažkokias problemas išspręsti. Ir tuo pačiu artėjam kaip vienas su kitu, kaip grupė. Išmokstame klausyti kito, priimti kito nuomonę. Ir manau, tai tobulina ne tik mus kaip asmenybę, bet ir apskritai mūsų idėją. Pakalbėkime dabar apie Expo. Ar turit kokių įdomių istorijų, kaip jums sekės ruoštis tom Expo, kaip pačias Expo praėjo, galbūt kažkas buvo linksmo, liūdno, pasimokyti iš ko galime? Tai pirmoji buvo išties Expo, į kurią patekome, tai kalėdinė. Tai tikrai nesitikėjom. Atrodė, jog buvo, kiek mes supratom, kad iš mokyklų atrenka liktais vieną ar gali kartais net 2 grupės. Ir buvome labai nustebę, kad mus atrinko, nes tikėjomės, jog kitas grupės atrinks. Bet tas mus šiek tiek šokiravo galbūt, kad mums jau tikrai reikia ruoštis, kažką daryti. Nes tos tokios idėjos, kad ruošiamės prieš tai, jeigu pateksim, tai nebuvo. Tai po to, kai sužinojom, iškart tikrai labai nustebom, ėmėm ruoštis, labai užsimotyvavom ir nuvertinam tai kaip didelę patirtį. Jo, iš tikrųjų, per visas tas Expo, sakyčiau, važiuodavom ir į tą pačią tarptautinę, kai važiavom. Tai toksai buvo, gausim atgalinį ryšį, gausim daugiau patarimų, gausim kaip geriau daryti, ką patobulinti, kaip geriau vystyti. Ta pati Europos finansavimo idėja kilo iš Expo ir tai yra vienas iš, man atrodo, didžiausių pliusų, nes tas finansavimas būtų labai teigiamas mūsų įmonei. Tai Jo, tai nežinau, dar tokia linksma situacija iš Expo buvo, kur pirmam kalėdiniam Expo, tai mes buvom viskas susiruošę ir kaip ir pradžioj tik prasidėjo ir prie mūsų priėjo, nepamenu, lektorius gal kažkurio universiteto ar kažkas ir iš karto pradėjo, čia tas blogai, čia tas blogai, čia tas blogai. Tiesiog gal 10 minučių varė, kas yra blogai pas mus ir net neleido nieką sakyti. Bet galvom, čia viskas, viskas blogai, nieko neturim ką pasiūlyti, bet galiausiai išėjo taip, kad tiesiog vien gerus žodžius gavom po to, tai supratom, kad gal ir nebuvo viskas taip blogai, kaip sakė jis. Tai. Neprotinga kritika visą laiką yra gerai ir manau, turim išgirsti ir tos kritiškos nuomonės, norint kažką patobulinti. Istorija? Buvo jauduliukas, kai važiavote į pirmąją savo Expo. Tikrai taip. Tai reikėjo pasakoti tiek žmonių apie savo idėją ir gal galit pasidalinti, kaip jautėtės tuo momentu. Atsistojot
jaudinatės ir dar plus prieina negatyvus rektorius, kuris sako, kad viskas yra blogai. Kokios emocijos tada užpuolė? Tai vat kaip Taura sakė, vat tas lektorius, tai stovėjau, aš bent jau asmeniškai stovėjau ir galvojau, nu ką aš čia darau, kodėl aš čia stoviu dabar ir klausau ir galvoju, ar jisai sako tiesą, ar mums tiesiog reikia paaiškinti savo poziciją. Ir iš tikrųjų mes vėliau paaiškinom, kas pas mus yra programėliai ir jisai iš tikrųjų po to ėmė tylėjo, pagalvojo gal kokius 5 minutės ir tada sako, nu, neturiu ką prisikabinti kur, tai ačiū jums ir nuėjo. Ir iš tikrųjų tas toksai buvo pirmas atsipūtimas, išgėriau vandens, žinoma. Ir nežinau, manau, tas toksai motivacija buvo važiuoti ir į kitus ekspo skatinimas, toks augimas. Ja, tai nežinau, gal iš tų jauduliukų labiausiai, tai gal buvo, man atrodo, per abu ekspo, ar tik per vieną, nepamenu, dabar buvo kvietimas ant scenos pitchint savo idėją. Tai manau, kad tas, kur, nu, tai dabar šitą įmonę pitchinsim idėją ir tu toks, aš pišą nelabai jau pamenu, jau viskas, pavargau. Ir jo, tai buvo gal toks vienintelis, kur labai jaudinais, o šiaip tai manau, pradžia buvo tos pusvalandis, gal valanda sunkiausias, kol prasilauži tiesiog, supranti, ką sakyti, kaip atsakyti, ko iš tavęs nori, tai manau, kai supranti jau esmę, kaip viskas veikia, tai tada jau tiesiog prasilauži ir lengvai kalbės kitais. Ir labai daug ko pasimokai, turbūt. Taip, iš tikrųjų. Nu, apie jauduliuką tai tikrai buvo. Pirmom tom akimirkom, kai va tie pirmieji žmonės ėjo, tai tikrai buvo labai baisu. Atrodo, nu gerai, jeigu klausiu šitą temą, tai gal kažkas kitas atsakys, aiškiau ten paaiškins, ten moka kažką labiau. Arba kai nueina į kokį tualetą ir tada tu vienas ten lieki ir tada baisu, atrodo kažkas prieis, tau vienam viską bandyti išaiškinti. Bet nežinau, atsakau, viską, kiekvienas labai vienas kitą papildėm ir viskas buvo tikrai nuostabi ir nuostabi patirtis. Dėl pačio streso ir jaudulio tai jaučiu prieš kiekvieną ekspo. Nes esu gan nedrąsus žmogus ir labai sunku prasilaužti. Tačiau stengiuosi įgyvendinti tai, kad daugiau šnekėt, bendrauti su žmonėmis ir panaikinti šitą baimę, kad pagaliau įsidąsinti ir bendrauti. Ir turbūt tos baimės panaikinimas labai padeda viešajam kalbėjimui ir taip toliau. Turbūt ir mokykloje jaučiasi, kad šiek tiek lengviau eina kažkokius pristatymus daryti ar dar kažką. Pakalbėkime apie laukiančią nacionalinę ekspo. Tarptautinėje ekspo laimėjote bilietą, kiek žinau, į nacionalinę. Įdomu, kaip dabar ruošitės, ką darote jai. Tai gal sakyčiau, daugiausia streso patyrėm, kurdami ataskaitą. Labai daug darbo įdėjom. Tikrai tikiuosi, kad komisijos nariai vertins pozityviai ir atsižvelgs į tai. Ir dabar kol kas pagrindinis, manau, dalykas, ką mes dabar darom, tai pats lipimas ant scenos ir va tas va pitchinimas ir prototipas. Aišku, bendrai idėjos klausimai, vėl tie galutiniai skambučiai tam tikras įmonės, išsiaiškinimas tiek jų norų, tiek poreikių ir apskritai nagrinėjimas viso. Supratau, tai turbūt jau keliaukime link pabaigos, apibendrinkime. Ką bet šiuo metu darote ir kokie bus ateities planai su jūsų idėja? Tai, kaip minėjau, šiuo momentu dabar bandom daryti prototipą per naują programėlę. Stengsime surinkti kuo didesnį kiekį įmonių, kad turėtumėm jau tikslų skaičių, kurį galėtumėm pateikti per Expo būtent, kad duotumėm normalų vizualą, kur galėtų ir paskrolinti ir paspaudinėti visokių tokių prototipų naujovių. Tai jo, kaip ir iš tikslų, tai būtų surasti būtent žmogų, kuris būtų norysęs padaryti prototipą, kuris galėtų padaryti jau net nebe prototipą, jau pačią programėlę, kuri būtų rinkos lygio. Tai čia kaip ir būtų mūsų didžiausia ir dabar pagrindinė užduotis. Tai jo, tai manau, čia ir būtų mūsų tikslas šiuo metinis. Planuojate visko nebaigti po nacionalinės ekspo, ar jeigu neužimsite pirmos vietos, kaip sakėt,
Galbūt. Ne, tai čia ta pirma vieta, tai toks simbolinis dalykas, bet jo, manau, kad tęsim toliau darbus, manau, esam užsimotyvavę ir manau, kad tikrai judėsim toliau. Kaip ir žadėjau, skiriu jums šiek tiek laiko pasisakyti, ko jums idėjai reikia, kokios pagalbos, investuotojai ar kažko, tai laikas jūsų. Tai kaip ir mūsų kol kas pagrindinis noras, tai kaip jau minėjau, yra investuotojas arba IT specialistas, kurie mums teiktų kapitalą būtent padaryti gerą ir kokybišką rinkos programėlę, kurią galėtumėm išleisti į App Store ir Google Play. Tai kaip ir būtų kol kas mūsų pagrindinis iš noro. Ir taip pat norim pakviesti, nežinau, jeigu kažkas žiūrėtų iš įmonių, prisijungti, gal susidominom netyčia. Tai kaip ir čia būtų mūsų du pagrindiniai tikslai. Jo, ir iš tikrųjų ne tik programuotojas, bet norim, kad ir skatinti pažiūrėti ir mūsų puslapį Instagrame, nes mes ten keliame apie pačią problemą, apie mūsų pačią idėją, tikrai kelsime ir kaip mums sekasi, tai va. Taip pat esame atviri pasiūlymams, antriniam tam atgaliniam ryšiui, tai jeigu kas nors norėtų, tikrai mielai susisiektų, tikimės su mumis. Ir jeigu kiltų kokių klausimų, taip pat mums parašyti. Tai finalizuojame jau šį podcastą, iš tikrųjų pasiekite komandą Zero It, visus jų socialinius tinklus rasite aprašyme, taip pat neužmirškite palaikinti šito video, pasubscribinti, kadangi mes kaip naujas podcastas tikrai siekiame daugiau sekėjų, taip tikrai prisidėsite prie mūsų iniciatyvos bei leisite mums tobulėti, tai like, subscribe and share.